pastaruoju metu. Treneriai akcentuoja, kaip ir yra normalu, fizinė komandos būsena. Aišku, kai daugiau varžybų per stovyklą, tai daug nepripumpuosi, bet vis tiek laisvesnė diena nuo varžybų, tai ir pastartuojam ir ryškiai patonizuojam savo organizmą. Žaidimo prasme, tai daug per treniruotės nieko neišrandam, bet per varžybas stengiamės susižaisti, susibendrauti, grąžinti tas žaidimo kondicijas, kurios buvo sezono metu. Daugmaž komandos nariai jau supranta vienas kitą, kuo toliau, tuo labiau. Tik per šią stovyklą su rumūnais nežaidė mūsų ispanas. Įdomu, kaip jis atrodytų. Bet šiaip jaučiasi, kad supratimas gerinamas tarpusavy. Visgi gerai, kad parenkami daugmaž pajėgus varžovus iš stiprių lygų, šalių. Tai atneša daug daugiau naudos, tu matai save jų fone ir kaip tu atrodai, bet ir aš negaliu pasakyti, kad varžybos su rumūnais buvo pralaimėtos žaidimų prasme. Kaip man atrodė iš aikštės, tai aš galvoju, kad mes kontroliavom visą žaidimą, tiesiog kelios klaidos, gal meistriškumo, gal koncentracijos stoka ir privedė prie tų įvarčių. O šiaip ir mes turėjome momentų ir, manau, kontroliavom rungtynes.